Tai kiek šiandien Lietuvoje kainuoja laisvė? Kaip vertinant išgyvenimai šeimos, pergyvenimais pinigais. Nes realiai pasikeitė, kas iš tikrųjų ar pablogėjo situacija, ar pagerėjo. Tai tik blogin. Vienareikšmiškai aš nežinau, kas turėtų... Verslė pačiam, pavyzdžiui, ar pizzerijai pačiai atsispindėjo, iš pradžio turbūt turėjo kažkokios tokios. Jūs klausėt apie laikotarpį. Mini paskui dabar karo laikotarpis ir vien dėl vertybių žmonės... Žmonės vis tiek perkamoji galia mažėja, ta prasme išlaikymas darbuotojų kyla, ta prasme mes turim tokį kaip įspausti į tokias vėžės, kad darbuotojai kaip ir reikalauja pagristai, ta prasme didesnių algų, nes gyvenimas sunkėja. Žmonės, kurie ateina, jų perkamoji galia mažėja, tai jų krepšeliai mažėja. Tai mes tokie dabar, sakykime, tikrai esam tokioje nepavydėtinai situacijoje. Ir ne veltui turbūt matot antraštis, kad verslai tikrai mūsų srities labai stipriai užsidarinėja. Labai užsidarinėja. Ir čia tikrai yra tam tikro daug pagrindo. Ten kažkokį dar įstatymą prie PVM nuėmė, ar kas ten? Dabar, suprantat, koks įdomus dalykas, aš, pavyzdžiui, dabar irgi mes su smulkiaisiais verslais daug bendraujam. Tikrai turim verslų, kurie laukia tos PVM lengvatos, kur žadėjo per rinkimus Socialdemokratų partija. Bet labai miglotai viskas tęsiasi ir labai nekonkrečiai pasakyti, ar iš viso ji dar bus, nes matom, kad mokesčiai vis daugina ir taip toliau. Tai dabar turim dar dalį verslų laukime, ar sulauksim ar ne.